Sveiki visi. Sveiki visi. Šiandieną filmuojam naują vaizdo įrašą. Ir bus antra dalis žaidimo Decor Life. Šiandieną aš įsipatoginau ant savo lovos ir šitame kamputyje. Ir žaisim. Jūs matysit šone. Tenai. Visą vaizdą. O aš būsiu čia. Ir pasiėmiau vėl pieštuką, su kuriuo galėčiau viską žymėt ir rinkt. Šiaip šitas žaidimas man labai įdomus. Nežinau, kaip aš jį taip atradau netikėtai, bet man tai labai patinka. Gerai, tai dabar mes kažką vėl turim daryti. Surinkti visus nereikalingus dalykus iš čia. Tikriausiai ta paletė, šalmas, dažų kibirėliai ir įrankiai. Ir galim dabar parinkti, čia tikriausiai vonia yra, ne? Man atrodo, koks tas gražus. O kokie dar yra? Tikrai pirmas. Ir ta siena, man dabar prieš tos sienos, man atrodo, taip gerai tinka, kad aš net nenoriu šitos sienos keisti. Tikriausiai aš turiu, ne? Nebėra pasirinkimo, bet man su šita siena taip gerai atrodo. Tikiuosi, kad ir šita bus ne taip gerai. O iš viso nesąmonė. Renkuosi šitą. Jeigu matot ten, kur yra šone, kad sukasi, tai tenai, reiškia, gali pasižiūrėti video ir tada gali tą daiktą turėti. Bet aš nežinau, ar aš noriu video žiūrėti, nes kiekvienam daiktui reikia po vieną video peržiūrėti. Pailgai laiko užtrunka, tai aš tiesiog, manau, rinksiuos tarp dviejų. Man abu jie patinka. Tiek šitas, nes tokį atspalvį duoda, tokį melsvą atspalvį duoda. Tiek ir rožinis, bet aš renkuosi rožinį. Ir tada kėdutės turim. Šita kėdutė gerai tinka prie sienos. O šita tai tokia žema labai. Kaip tu galėtum matyti veidrodį atsisėdęs ant tokios kėdės. Man atrodo, šitą geriau. Ir dabar grindinį. Žinoma, šitas. Kambariuką įrengiam taip. Aš galvau, kad čia vonia. Čia gali būti, kad bus mūsų grožio kambariukas. Ir gavom daiktų, gavom netgi keturias dėžes. Šita ketvirta irgi reikalauja video. Žaidžiam be reklamų, kuo ramiau. Ir mes, kągi čia turim, lūpom. Aš manau, kad čia lūpom. Gerai, kokį mes stalčiukus turim. Tokius. Aš net nelabai žinau, kur ką dėt. Tiek daug pasirinkimo, kur ką galima dėt. Šepetys. Aš manau, dabar viską dėsiu į stalčiuką. Paskui, jeigu pamatysiu gražių dalykų, tada juos padėsiu ant viršaus. Arba jeigu kažkas netilps į stalčių. Wow, bet mes čia viską kučiai turim. Aš čia net nežinau, kas čia yra. Turim kremą. Man jisai visai gražiai atrodo. Aš jį norėčiau čia padėti. Ir dar kitą kremą. Šitas jau nebe taip gražiai atrodo. Bet jisai netelpa į stalčių. Reiškia, juos reikia čia. Dar. Čia tikriausiai kompaktinė pudra. Ir dar daugiau šitų. Kitas dalykas, bet jisai tikrai netelpa, ne? Taip, tikrai. Nu, tai reiškia, dėsim čia.
norėčiau tuos uždengti. O taip, kad nesimatytų, nes man jie tokie skirtingų spalvų, tai net nelabai žinau. Gerai bus. Ne gerai bus. Negerai. Turiu būti viens prie kito. Gerai, truputėlį perdėjau dalykus, kad atrodytų man gražiau. Žiūrim toliau apyrankę. Apyrankę aš galiu čia dabar kol kas padėti. Liko 2 dėžutės. Čia manau, kad paletė kokia bus. Ir man čia gražiai atrodo labai. Turim dar. Ir dar. Ir dar vieną. Aš galiu ant viršaus. Negaliu ant viršaus. Gerai, bet galiu štai čia dėti. Ir dar mažesnė, aš žinau, kad aš tą gražiai rodo. Telefonas į stalčių. Ne, tikriausiai telefoną tikrai į stalčių nedėsim. Šitas ant viršaus. Kodėl negali ant viršaus eiti? Gaila labai. O kur šitas? O, gal šitas čia. Ir viskas. Gavom dovanėlę. Prie jos gražiai atrodytų. Taip, aš šitą į sieną įlendu biškį žvakę. Ar ne? Jo, į sieną įlendu. Gerai, nieko tokio. Labai mes daug turim lūpom atspalvių. Šitas, va ten padėsim. Ne, galima, geras kaip įdomu, kad galima, tai telefoną čia tada aš padedu. Ar ne? Ir dar mes turim spalvų. Ir dar spalvų turim. Vis gerai. Ir ką čia kremą turim. Ir dar spalvų. O, wow. Ir dar spalvų. Gerai. Ir dar spalvų. Ir kvepaliukus turim. Tai galiu aš juos padėti čia. Gal apyrankę vis dėlto įdėsim į čia. Man gražu, kai būna taip minimalistiškiau. Kuo mažiau daiktų kažkur išdėliauta. Ir šitas. Net nežinau, kas čia yra, bet dabar padėsim čia. Ant viršaus. Kodėl negali dėtis ant viršaus spalvų? Ne, nesidėt ant viršaus. Čia taip turit vietos, kur padėti. Šitam stalčiui tai jau nebesideda. Augaliukas. Labai gražus augalas, kur mes jį galim padėti. Pavyzdžiui, čia labai gražiai atrodo. Tai gal iš čia mes galim uždėti apyrankę? Ne, nieko čia negalim uždėti. Gerai, antrą dovanėlę. Nope, man negražu. Tenai. Gerai, vat paslėpsim tuos. Va. Gražiau jau man tinka. Gerai, ką čia dar turim? Turim dar kvepaliukų. Kadangi čia nebetelpa ir jie yra tokie neutralūs, tai aš gal net čia norėčiau juos kažkaip padėti. Aš šiaip esu perfekcionistė. Tai aš labai tikriausiai daug čia ir perkelinėsiu visko iš vietos į vietą. Nes man turi būti arba estetiškai ir gražu, arba man tada nepatinka. Dar dėl kitų tų dalykų dar pažiūrėsim jų vietas, dabar tegul stovi. Taip. Akiniai gražūs. Gerai, man jie šičia tinka. Vat į tą darbą. Įdėsim. Kitas kremas. Gerai, man patinka, kad jie truputėlį turi formas panašias. Ir dar lūpom, kad aš jau nebeturiu kur dėti jūsų. Tenai telpa. Juokinga, kad tenai telpa. Ai, ir viskas. Jau ten nebetelpa, nesupratau. Dantims gal aut, listeriną gal. Tu kur tą listeriną
listerino dabar dėt, tikrai ant žemės padėsiu tenai. Listerino davė mum. Va, čia. Listerino, ką su tuo listerinu čia daryti dabar? Dėt čia, kad baisiai atrodo jisai čia. Dar lupam. Nu gerai, bent jau yra vietos kur dėt. Šitą buteliuką dar vieną gavom. Dar pudrus. Kad nebetelpa jau. Kažkaip jie čia nori, kad aš apkraučiau čia pilną stalą. Vajetu. Paslėpiau čia. Va, dar vis pasideda dar kažkas kažkur. Ką čia sako, kad netinka čia? Ką turit omeny, kad čia netinka? Nori, kad būtų matomai vietoj? Čia turi būti ant sienos. Ant veidrodžio šitą turi būti dalykai. Gerai, bet tai gal pasisuko, aš tavęs taip nenoriu. Matai, čia kaip. Visiek man čia daug kas labai nepatinka. Tuos buteliukus aš tikrai dėčiau kažkaip kitaip. Ant turi ir viskas čia jau. Labai patinka tas raudonas, bet aš apie, kad aš jį čia kažkur galiu padėti. Galiu čia padėti. Okay. Čia yra geriausias variantas, kokį dabar sugalvojau ir kaip man atrodo tvarkingiausiai. Tikiuosi, kad ir jums patinka šitas labiausiai. Gerai, galime į toliau. Ir gavom dovanėlę dabar, galim ją atsidaryti. Katukas. Tai manau, kad šiandien tiek. Ačiū labai, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą. Tikiuosi, kad jums patiko. Man šį žaidimuką labai patinka žaisti. Tikiuosi, kad ir jums jisai atrodo įdomus. Jisai toksai raminantis. Tik tinka su juo daryti ASMR, nes tiesiog nėra jokios įtampos ir gali dėlioti daiktus pagal save kaip nori. Ar nori čia padėti, ar čia. Tai vat, jeigu nematėt, dar yra pirma dalis šio vaizdo įrašo, tad galite pasižiūrėti ir ją. Tenai filmavau šiek tiek kitokiu formatu. Parašykite komentaruose, kuris jums būdas, formatas labiausiai patiko. Ir iki kitų vaizdo įrašų. Čiau.